Labas, tai dabar žiūrėk dėl tų logotipų. Matai, kai pasižiūriu paveikslėlį, matosi, jog logotipas turi vat, labai daug baltos spalvos aplinkui. Yra kvadratinė nuotrauka ir baltos aplinkui. Tai dabar yra taip, kad bet kokį logotipą įdėsit, jį atvaizduos gražiai, tai pavyzdžiui, love to love. Va čia teoriškai yra teisingai įdėtas logotipas, nes blokas turi 15, va dabar uždėjau paddingo aplinkui ir logotipas visiškai iškirptas be jokių aplinkui baltų erdvių, bando įsitekti maksimaliai kiek tik įmanoma teisingai į bloką. Tai va čia turėtų būti va toks tobulas pavyzdys. Iš kitos pusės, nu tai dabar čia netaip jau ir blogai. Va, pavyzdžiui, Durexas yra, va matot, yra aplinkui tos daug erdvės. Tai už tai jisai šiek tiek susimažina. Teoriškai jis galėtų būti čia toks didesnis įtilpti, bet jisai susimažina, nes tos baltos erdvės yra. Tai visas, pavadinkim, toks kaip ir vajus, tai priklausomai turi tiesiog iškirpti logotipą, o jo dydis, tai čia yra 217 125, realiai didesnio jau čia ir nebūna.